Aš esu mažosios bendrijos žalų valdymas vadovė, steigėja. Pagrindinė mūsų veikla yra žalų administravimas nuo įvykio atsitikimo, jo užregistravimo iki išmokos išmokėjimo. Viskas susijęs su draudimu, sakykime, patyrus eismo įvykį ir visos kitos rūšis draudimo žalų. Taip pat esame ir turto vertintojai, sakykime, jeigu yra ginčas su draudimo bendrove, yra teisminiai ginčiai dėl žalos, dėl nuostolio dydžio, tai mes esam tie, kurie atliekam nepriklausomą vertinimą ir pateikiam nepriklausomą vertinimo ataskaitą ir taip įsprendžiam ginčus. Nuo pat pradžių viskas buvo man tikrai puikiai. Tai turėjau visapusišką pagalbą iš tikrųjų, tai mane lydėjo žmonės, kurie priskirti ir svečiais. Iš tikrųjų, aš kai kandidavau, aš atėjau pati ir šitoj vietoje aš tikrai neturėjau žmogaus, kuris mane būtų palydėjęs. Tai tikrai nustebino visa pagalba ir tas toksai komandiškumas. Nario vedimas per visus susipažinimui ir tas lydėjimas yra iki šios dienos. Ir mentoriaus bendravimas, ir skambučių, ir elektroniniu paštu tikrai, dėmesys tikrai yra. Absoliučiai. Aš tuo tikėjau nuo pat pirmos dienos, kai atėjau čia ir tikiu toliau. Ir manau, kad tikrai čia yra man būtent ta vieta, kur aš tikrai turėsiu ir plėtrą, ir labai šaunių žmonės, ir puikų kolektyvą. Klausykit, Erika tuoj bus viena iš Žalgirio narė. Jau kitą savaitę, gal po porą savaičių, aš nežinau, bet labai lauksime to ir prisveikinsime tave viena iš Žalgirio narė. Iki greito. Iki.